Tai atsiprašau labai dėl techninių nesklandumų. Jeigu mane girdite ir matote, galime pradėti. Ir labai džiugu susitikti jau rudens sezonų, pirmoji mūsų rudens transliacija. Ir šiandien su gydytoju daktaru Julium Neverausku mes vėlgi tęsime terapinės simulacijas. Ir aš nebereikalo esu iš automobilio, kaip matote, nes šį kartą tema bus apie socialinį nerimą ir ne vieną kartą aš susiduriu su tokia situacija, kad žmogus iš tikrųjų taip ir neišlipa iš automobilio, atvažiuoja kažkur tai, bet nebeišdrįsta ateiti į kažkokią tai vietą viešą, nes ir išvažiuoja namo ir vėl vienas būna, nes tikrai didžiulis socialinis nerimas ir paskutiniu metu apie socialinio nerimo problema yra itin išaugusi. Mokslininkai kalba apie tai, kad tai yra didelė socialinių tinklų įtaka daroma, bet aš dabar gal neįsiplėsiu apie tai, o mes jau iš karto ir eisime prie transliacijos mūsų pradžios, prie mūsų simulacijos, tik tai dar prieš tai pasisveikinu su daktaru gydytoju Julium. Labas, Juliau. Visiems labą dieną, labas Marija. Aš tik tai primenu visiems, kad mes nieko nesitarim absoliučiai. Aš asmeniškai žinau apie šitą simulaciją 2 žodžius, kad yra socialinis nerimas ir daugiau nieko, tai mes būsim spontaniški ir tiesiog rodysim, ką galima padaryti šitoje situacijoje. Taip ir būna mūsų simulacijose, kad Julius nežino niekada, kas jo laukia. Ir taip kaip ir gyvenime iš tikrųjų atsitinka psichoterapeutam, nes jie, kai sutinka savo klientą pirmą kartą, jie tikrai nieko nežino per daug apie tai, apie ką ir tenka improvizuoti. Ir štai Julius parodys, kokiais būdais galima tvarkytis ir kaip dirbti su tokiu žmogumi. Taigi, aš susidedu kepurę ir nuo tos akimirkos, kai susidedu kepurę, esu 35 metų Jurgis. Jurgis vardu. Ir tada jau viską papasakosiu. Taigi, galime pradėti. Gerai, labą dieną. Labą dieną, gydytojau. Aš jums čia skambinu, žinot, iš mašinos. Ačiū labai, kad taip sutikot spontaniškai mane priimti. Bet aš nebežinau, ką daryti. Man, sakau, ir taip trūksta oro šiek tiek. Aš gal, nes, negaliu. Privalau dabar tiesiog tokia problema yra, kad man yra didžiulis tas socialinis nerimas, taip vadinamas, aš ten priskaičiau internete apie tai. Ir kaip ir man tai netrukdė, aš savo ramiai su savo kompiuteriu dirbu. Bet dabar yra mūsų įmonės renginys ir man yra privaloma dalyvauti. Aš kaip savo skyriaus vadovas, mane paskyrė vadovu ir aš tiesiog privalau dalyvauti. Bet negaliu išlipti iš automobilio ir žinau, kad bus blogai, jeigu nenueisiu. O tas socialinis nerimas jau mane seniai kamuoja. Labai seniai, tiesą sakant, ir dabar net ir su jumis kalbėdamas taip jaudinuosi, nežinau, ką čia jums dar pasakyti, bet tiesiog, anksčiau tiesiog su kompiuteriu dirbdavau ir viskas buvo gerai, bet reikėjo man tų pareigų ir aš dabar jas priėmiau ir nežinau, ką daryti, tiesiog sustingęs esu. O koks jūsų darbas yra? Aš esu IT specialistas, dirbu dideliai įmonei. O šiandien renginio tikslas koks būtų? Pasakykite, dėl ko jūs sakot, kad jums ten būtina dalyvauti? Dėl to, kad aš tapau komandos lyderiu, mūsų komandos pagrindiniu žmogumi ir šiandien kiekviena iš mūsų komandų turi pristatyti, ką padarė, visokius rezultatus ir aš turiu apie tai kalbėti. Taip. O kas blogiausio gali atsitikti, jeigu jūs vis dėlto apsispręsite nueiti? Kas blogiausio gali būti? Blogiausio? Blogiausio tai, kad aš apsikvailinsiu, tiesiog ten tylėsiu. Nežinau, man tai dar tokia mintis kirba, kad aš tiesiog prisišlapinsiu į kelnes iš tos baimės ir tikrai visas drebu ir kad tiesiog visi pamatys, kad aš esu nenormalus. O bijote jūs daugiausiai ko? Gal galite išvardinti visų dalykų, kurių jūs bijote? Bet tik ką pasakėte, bijote, kad kiti pamatys, kad nenormalus, taip? Taip.
Nu taip, kad visų bus žvilgsniai į mane, kad visi sakys, koks kvailys, koks nevykėlis, kad aš nuvilsiu tą visą savo komandą, kad, kad nieko nesugebėsiu pasakyti, tiesiog mane atleis galiausiai iš darbo, visi pamatys, koks aš esu iš tikrųjų, niekam tikės. Taip. Iš ko tie žmonės spręs, kad jūs visiškas kvailys ir nevykėlis, iš ko spręs? Iš to, kaip aš, nežinau, iš viską, kaip pasirodysiu, visas toksai drebantis, ir tiesiog aš toksai, turiu ir nežinau, jūs, matot, turbūt ta mano išvaizda tokia, nemažai žmonių pastebė, aš tai gatvėje, tai vis ta mano nosis tokia ilga ir apskritai, jau ten pas mūsų ofise visą laiką aš sėdėdavau savo kabinetėlį arba savo namuose ir nereikėdavo, dabar jau į ofisą ateinu, visi žiūri, o dabar čia dar ir visi apskritai pamatys, visa įmonė, visi direktoriai, visi ir tiesiog mane drebanti, aš greičiausiai nieko nesugebėsiu pasakyti nei žodžio. Aš tai matau žmogų, kuris jaudinasi. Taip, tai kaip jums atrodo, ar kiti gali irgi pamatyti žmogų, kuris jaudinasi arba besijaudinantį pirmą kartą sakantį kalbą ir pristatantį savo darbo barą darbuotoją. Dabar, kai jūs čia tai pasakėt, tai kažkaip gražiai nuskambėjo, bet taip nesveikai besijaudinantį tikriausiai būtų taip mane įvardintų. Kažkokį nesveiką, nenormalų, nes niekas tai nesijaudina. Aš sakyčiau, stipriai besijaudinantį, taip, stipriai besijaudinantį. O jūs esate IT specialistas, ar jūsų pagrindinis darbas yra sakyti kalbas, ar jūsų pagrindinis darbas yra kažkoks tai kitoks? Ne, tai aišku, kad aš iš vis man nereikia šiaip šnekėti, aš čia dabar patekau į tokią situaciją, tai aišku, mano su kompiuteriu yra darbas programuoti. Taip. O kiek laiko jūs dirba to įmonėje? 3 metus. O toj komandoje kiek laiko tie žmonės jūs pažįsta ir jūsų vadovai, kur jūs bijote, kad jūs išmes iš darbo, kiek laiko pažįsta? Irgi 3 metus? Taip. Tai kad dabar jau tapau to vadovu, savo komandos lyderiu. O jūsų komandos nariai kiek laiko jūs pažįsta? Irgi 3 metus mes čia, tai visi kartu ten ir dirbam 3 metus. Ir jūs galvojate, kad ir kaip jums sekėsi tuos metus dirbti, kaip sekėsi, jeigu jūs padarė komandos vadovų, tai tada galima sakyti, kad gal jums sekėsi ir ne taip ir blogai, ar ne? Matot, kaip yra, kad gal ir ne taip ir blogai, nes aš tiesiog bendrauju virtualiai. Kaip ir su jumis aš dabar kalbu, bet tai yra virtualu. Bet realybėje aš net į virtuvėlę neišeinu. Aš niekur, jeigu jau man reikia būtinai būti ofise, aš tik prie savo kompiuterio būnu ir tai, kartais ten vieną kitą žodį. Taip, bet ar jums atlyginimą moka už tai, kad jūs būnate virtualiai prie kompiuterio, ar jums atlyginimą moka dėl to, kad jūs sakytumėte kalbas kažkokiam tai susirinkime? Ne, tai aišku, kad už tai, kad daryčiau savo darbą, kad programuočiau. Tai jūsų stiprioji pusė yra programavimas, taip? Taip. Tai šitos dalies iš jūsų netimsi, ar ne? Man kažkaip nuo jūsų tų klausimų, kažkaip nuo tų jūsų klausimų geriau darosi, nežinau kodėl, apie ką čia, bet, taip, programuoti, ką moku, tą moku, tai programuoti aš moku, čia mano dalykas. Kitaip sakant, jeigu kažkas tai nusiviltų jūsų viešų kalbų sakymų, tai tas pats žmogus ar tie patys žmonės nenusiviltų jūsų programavimu. Taip.
Turbūt, nebent galvotų, kad aš kažkoks psichas ir kad ten net ne aš programuoju arba kaip nors taip, nežinau, gal, taip, iš tikrųjų mano programavimas yra mano. Gerai, dabar kas gali būti gero, jeigu jūs vis dėlto nueisite ir besijaudindamas bijosite, bet vis tiek sakysite ir, pavyzdžiui, pradėsite savo kalbą, kad tai yra mano pirma kalba šito įstaigoje, šiaip aš dirbu virtualiai, aš neturiu didelės patirties viešų kalbų sakyme ir galima sakyti, iš viso neturiu patirties ir tai man didelis iššūkis labai, aš jaučiu nerimą ir aš noriu pasirodyti geriausiu būdu, kaip man išeis. Nuskamba, kad aš taip, jeigu pasakyčiau, tai gerai, visai skambėtų, taip iš jūsų skamba, bet aš bijau, kad aš tiesiog nepasakysiu nei žodžio, kad aš tiesiog pradėsiu mikčiot. Taip. Arba jūs ruošitės tai kalbai, jūs turite tuos visus faktus, ten skaidrės, visą kitą? Taip, turiu čia, aš 1000 kartų repetavau, 1000 tikrai. Rodysite skaidrės? Rodysiu, taip. Tai ar galite padaryti taip, kad jūs pradėti rodyti skaidrę pradžiai, o ne pasakymą? Kitaip sakant, pirmą skaidrę uždėtumėt, paskui pasakytumėt, kad jūs jaučiat nerimą pristatydamas, nes jūsų pagrindinis darbas ilgą laiką buvo programuoti, o šiuo metu jūs mokotės ir pristatyti savo grupės darbus, kas jums buvo neįprasta. Skamba tai kaip ir logiškai ir taip ir gal ir būtų tikrai gerai pasakyti, bet o kas bus, jeigu aš iš tikrųjų nebeištarsiu, tai aš įjungsiu tą skaidrę, jeigu tikiuosi, kad įjungsiu ir tiesiog nebeprarasiu balsą arba iš vis ten, nesakau, aš bijau labai, man kartais tokius košmarus sapnuoju, kad aš apsišlapinu tenai, tiesiog stovėdamas. Tuo aš jums duosiu patarimų, kaip veikti ir kaip kalbėti ir kaip funkcionuoti, kad šito neatsitiktų, bet dar prieš tai noriu pasiklausti. Gerai, tai jeigu jūs kristumėte jau, jumis žmonės nusiviltų, tai jūs kristumėte iki savo buvusio darbo, taip? Gali būt, kad ir iš vis mane išmestų, nes pamatytų, koks aš nenormalus. O kiti programuotojai jūsų rėžia kalbas, yra labai geri viešam kalbėjime, ar programuotojai, kuo geresnis programuotojas, tuo jam sunkiau galbūt bendrauti socialiniai ir užmegzti ryšius ir viešai kalbėti, ar nepastebėjote to, kad jeigu žmogus labai gerai kalba ir daug kalba ir visur lenda ir visur išstoja, tai galbūt jis programuoja ne taip labai jau ir gerai. Matot, kokia yra bėda, kad aš, jūs pasakėt ir aš to pagalvojau, kad tikrai su programuotojais taip ir yra, nes aš kelis pažįstu, kurie irgi kaip ir aš nei šeimų neturi, nei, tikrai tokie nesocialūs ir nei kalba kažkur, bet aš savo komandoje esu pagrindinis programuotojas vienas, o visi kiti yra tenai vadybininkai, pardavėjai ir taip toliau, ir jie ypatingai komunikabilūs. Aš net nežinau, kodėl iš vis man paskyrė tas pareigas, nes jie tai tikrai kalba puikiausiai, ten tiesiog liejasi jam tie žodžiai. O kiek laiko jūs esate šitos komandos vadovas, kiek laiko? 3 jau mėnesius. O komandai sekasi ar ne? Šiaip jinai vykdo savo kažkokius planus, rodiklius ir taip toliau. Aha, labai sekasi. Iš tikrųjų, tai mes net gavom jau čia tokį pagirimą, kad kažkaip pakilo, gerai sekasi. Tai jūsų tikslas yra pristatyti savo sėkmę, taip? Taip. Jūsų tikslas pristatyti sėkmę, ne? Taip. Gal galite pakartoti šitą tikslą savo? Labai gerai skamba.
Mūsų tikslas pristatyti sėkmę. Mano tikslas. Pasakykite, mano, nes čia jūsų, čia mano. Jūs tai vienas asmuo šnekėsite, ar ne? Taip, aš vienas. Aha, Tai tai gal savo asmenį. Mano tikslas pristatyti mūsų komandos sėkmę. Taip. Ir jūs turite pasiruošę skaidrės, skaičius, kažkokius tai ten rodiklius ir taip toliau. Turite pasiruošęs medžiagą, kurią jūs rodysite ant ekrane. Taip? Taip. Gerai, tai jeigu dabar mes turim